Gerą penktadienio vakarą, sakome jums iš Gargždų miesto stadiono. Ir čia Top Sport A lyga. Pasiekimus šį sezoną juos tempia ne puolimas, o gynyba, bet čia pavojingas išpuolis ir šansas šeimininkams. Praleidusi Gargždų Banga, kaip ir dar kelios kitos A lygos komandos. Na, o Domantas Antanavičius taip įspėjamas. Be abejo, visiškai kitokį žaidimo stilių propaguoja čia Matas Vareika. Jungiasi ataką. Perdavimas Artiomui Ščedrai ir gelbėja komandą dabar Mantas Bertašius. Labai techniškai išsaugojo kamuolį Hegelman futbolininkai, veržiasi į baudos aikštelę. Jie ir Artiomo Ščedrai įvartis įkrenta prieš pat pirmojo kėlinio pabaigą. Antrą turą iš eilės ukrainietis pasižymė rezultatyviu smūgiu ir išveda svečius į priekį. 1-0. Dar kartą pasižiūrėkime. Artiomas Ščedrai čia suklaidino iš pradžių Antonijo Lara, po to dar vieną oponentą. Kiek nuspėjamai Norvilas žaidė šioje situacijoje, galėjo pabandyti atlikti klaidinamą judesį. O čia galingas šūvis iš toli. Štai, na, dar yra, kaip ir minėjau, du naujokai ant atsarginio Bangos suolo. Kad gali mesti bent vieną iš jų tikrai Davidas Afonso. Čia dar vienas šūvis ir dar vienas įvartis. Štai taip, siautėja tiesiog šiandien Artiomas Ščedrai, muša antrąjį savo ir Hegelman komandos įvartį ukrainietis. 50-oji minutė, svečiai didina savo pranašumą. Bet realios naudos kol kas nepavyksta išpešti šeimininkams. Ribaliaus perdavimas Veževičiui, Veževičiaus smūgis šiek tiek prigesinamas. Česinija gražiai čia kombinuoja su Valdu Antužiu. Šulco smūgis iš aštraus kampo. Kampinis. Konstantinas Šulcas kairiąją koją nuo vartų suka kamuolį. Čia smūgis į vartus. Kersinis ir įvartis. Robertas Veževičius švelnina rezultatą. Aplenkia gerokai jaunesnius savo oponentus kovoje dėl kamuolio. Taip veikia veterano magija. Bravo Robertui Veževičiui. Na ir Konstantinas Šulcas taip pat nusipelno šiltų žodžių. Labai geras jo perdavimas nuo kampinio gairelės. Trečiasis Veževičiaus įvartis šį sezoną. Čia Maiklas Tuikas ir čia pat atsako savo rezultatyvių reidų Brazilas. Nespėjo gargždiškiai pasidžiaugti sušvelnintų rezultatų, o čia pat svečiai atsako savo kirčių. 3-1. Hegelman priekį. Na, visiškai per minutę. Ir čia vėl grėsmė prie Hegelman vartų. Čia Leo Ribeiro šokis su kamuoliu. Jo, techniškas šūvis. Labai gražus epizodas. Bangos kombinacija. Januševskis numeta kamuolį į vartininko aikštelę ir 2-3. Banga sugrąžina intrigą vis dėlto šiame mače. Sekė perdavimų serija. Januševskis laimi oro dvikovą. Veževičius ir Maksimas Andrejevas, 17 numeris. Grėsmingai artėja prie varžovų vartų. Leo Ribeiro reidas. Ir Maiklas Tuikas. Na ir vėl, kaip lengvai supjausto visą varžovų gynybą. Leo Ribeiro ir Maiklo Tuiko duetas. Braziliškasis įvartis. Na ir vėl, kartojasi jau matytas scenarijus. Ir finalinis Roberto Šmitos filpukas skelbia Kauno rajono Hegelman ekipos pergalę rezultatu 4-2 prieš Gargždų Bangą.